Kartais girdžiu, aš nenoriu krapštytis savo praeitį, viskas ten tvarko, viskas ten gerai ir tiesiog ką man daryti čia ir dabar. Tai yra vienas iš tokių metodų, yra kognityvinė terapija, kad mes keičiam šiandienos elgseną tam, kad gauti kitokius rezultatus. Bet aš jums pasakysiu metaforą, kad kodėl vis tiek reikia grįžti į praeitį ir, kaip sakoma, į savo vaikystę ir ten visgi pakeisti kažkokius požiūrį, prisiminimą, emocinį kabliuką. Kodėl mes tą darom? Nes įsivaizduokit, kad jūsų problema, kažkokia trauma yra žolė ir šaknis. Ir yra šaknis, tai va ta būtent trauma, kurią jūs gavot sąmoningai, nesąmoningai, nespecialiai, tiesiog jums taip užsifiksavo, yra šaknis ir auga žolė. Jums dabar 30 metų, užauga žolė ir jūs ją nupjaunat, nes pakeičiat elgseną, pakeičiat programą, kažką visai kitaip darot, atrodo kažką dirbat, bet vis tiek nepakeičiat, neišraunat tų šaknų ir jūs tik tai va čia kažką darot, nupjaunat, kaip ir atrodo tam momentui gerai, pusmečiui gerai, 3 mėnesiai gerai, metai gerai ir vis tiek išlenda vėl tas pats veiksmas, ta pati situacija, ta pati emocija. Kodėl taip atsitinka? Nes šaknis liko ir jūs dirbat, būtent dažniausiai tai yra kognityvinė, tik su paviršutinio dalyko. Todėl tikrai skaudu, kartais būna, kartais baisiai skaudu, kartais nueina žmonės ir pamato, kad ten verta buvo grįžti. Grįžtama į vaikystę, į tas situacijas traumuojančias, kurios jums būtent buvo traumuojančios ir mes išraunam ten šaknis, mes jas pakeičiam, mes jas apdorojam. Pavyzdžiui, gali būti, kad koks medelis tiesiog laukinis pasidarė, mes apkerpam, padarom, kad visgi jį prijaukinti, net neišnaikinti, o prijaukinti ir jį padaryti nebe laukiniu, o naudingu. Ir kiekviena ta trauma, jinai augina kiekvieną žmogų, jeigu jūs sustojat ir pasižiūrit. Nes galiu pasakyti, kad viena ir ta pati situacija kiekvienas vaikas gali pamatyti kitaip. Galiu iš savo asmeninio pavyzdžio pasakyti, kad augau šeimoje, kur buvo 6 vaikai ir vieną ir tą pačią situaciją kiekvienas vaikas matė kitaip. Man, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, ta situacija buvo traumuojanti, kiti net nematė jokios traumos, jokio negatyvo, visiškai kaip normalus įvykis, o aš nešosiu šitą situaciją visą gyvenimą ir būtent iš jos rutuliuojasi mano nesėkmingi santykiai, nesėkmingas gyvenimas, kad būtent tas blogis, nes tai buvo būtent ta situacija, reiškia mano sielai, tikrai šnekėsiu apie sielą, nes psichologija yra mokslas apie sielą, tai mano sielai tai reiškia buvo ta pamoka, kurią aš turiu išmokti. Ir aš grįžtu tenai ir ją transformuoju, pakeičiu, priimu arba kažką su ja padarau, kad jinai daugiau manęs nebeveikia. Todėl, kas vienam gali atrodyti nieko baisaus, kitam gali atrodyti tragedija, bet ir ne tragedija galima tikrai pavirsti tokiu spyriu į geresnį gyvenimą. Dėl to tikrai savo konsultacijose grįžtam į vaikystę, jūs ne vienas grįžtat, visada esu aš, jeigu labai skaudu mes neeinam, visada palaikau morališkai, fiziškai tai per atstumą, bet visada jūs liekat su palaikymu, niekad neliekat vienas. Po konsultacijų vėlgi yra susirašinėjimas, jeigu labai blogai, trumpas susiskambinimas, bet žmogus išbrįsta, pakeičia. Ir nėra žmonių be tų vaikiškų traumų. Kokie tėvai bebūtų, kokiose sąlygose begyventų, kiekvienas vaikas, kiekvienas žmogus tikrai gauna kažkokių traumų,
kurias jisai nešasi per gyvenimą ir kur suaugusiam gyvenime jisai turi pasirinkimą. Ar aš tiesiog gyvensiu su ta trauma ir taip mirsiu su ją, ar aš pamatysiu, grįšiu prie jos, susipažinsiu, pamatysiu, paimsiu ant rankų, pačiupinėsiu, kažką su juo padarysiu ir pakeisiu savo gyvenimą. Nes tiesiog siela ateina į šį gyvenimą mokintis ir būtent tos traumos tai yra mūsų pamokos. Tai jeigu jūs norite saugiai grįžti į vaikystę, pakeisti su palaikymu, su kitokiu požiūriu, kur su tokiu kaip vedliu, kur jūs nukreips, pabandys kartu pasižiūrėti iš visų pusių būtent tą situaciją, tai kreipkitės, rašykit ir susitarsim dėl laiko ir saugiai nueisim pasižiūrėsim, o ką mes ten galime padaryti.